Monster High serialas Karališkos paslaptys 4 dalis. Rule number 1 is that you gotta have fun. But baby, when you're done, you gotta be the first to run. Rule number 2. Oh my gosh. Aš permėgau su juo. O ne. Ir aš sakau, jeigu tu dar čia prieš mane pašokinėsi, tai aš tau rimtai kudlas nurausiu. Bet kokią jinai pamaimą pasidavė? Nu kažkokią naglotą. Sajau. Kas čia klykia? Panašu sklinda iš antro aukšto. Panašu į Gėgės balsą. What? Aš man pėsienų pažiūrėt gerai? Bet to, o kur Gėgė? Nu tai, kad jinai... Tiksliai po vakarėlio aš jos net nemačiau. A jūs tikrinot antram aukšte? Aš tai ne. Tai va, į tikriausiai antram aukšte. Tai kas, galvoje pelę pamatė? Ne, tikrai žinok, gal geriau nuai pažiūrėk. Nu gerai, einu. Tai kai grįšiu, pasakysiu, kas ten buvo. Okei. Tai kad aišku, kad pasakysi. Tai aišku, kad pasakysiu. Na gerai, einu. Tu permėgojai su mano broliu? Blondin, mes buvome tiek prisigėrę, prašau, nepyk. Tu visai neturi gėdos jausmo, nereikėjo tiek gerti ir iš jūsų kvailai čia sugalvoju tą vakarėlį. Važiuoju namo, viskas man ir taip čia per akis. Nu, ir tada jinai karočio pamatė, kad aš turiu rankoje jos telefoną ir pradėjo klikti. Sako, tai kam tu kliki po velniais, aš tavo telefoną turiu, o neišmečiau į balą ten kokią. Kvailė. Na jau tikrai. Klaudai, kas tau nutiko? Neturiu laiko aiškinti lampės, kur mano lagaminas. Važiuoju namo tuoj pat. What? Kodėl? Aš atnešiu lagaminus. Bet kai tu atrodo visas tušas mėgęs? Atrodo klaikiai, aš pati žinau. Bet... Rimtai tu pasakyk, kas buvo? Neturiu laiko aiškinti. Haulin! Haulin, ateini čia. Kas yra? Ateini čia, pasakiau. Jėzau, tai dabar. O, ačiū už lagaminus. Prašau. Gal galėtum jūs padėti tame prie durų išėjimo? Paprašysiu, paskui susikrausiu. Rimtai, nu kas tau atsitiko? Kas tau atsitiko? Kas atsitiko? Kas atsitiko? Baisiausias dalykas gyvenime. Kada ta Haulina lips į apačią? Ateinu. Ateinu. Taip, kas buvo? Važiuojam namo. Dėkis daiktus. Ką? Kodėl? Nes aš tai pasakiau. Kodėl? Juk sakė, kad būsim daugiau negu mėnesį. Kas buvo, tas pražuvo, supranti? Viskas, važiuojam namo. Nenoriu važiuoti namo. Nebūk kaip mažas vaikas. Aš taip norėjau dar čia pabūti. Aš pirmą kartą atvažiavau siaubižių. Koks skirtumas? Pati psišaros. O kas tau buvo? Kodėl taip staiga ėmė ir užsimanei važiuoti namo? Paaiškinsiu pakeliui. Taigi dabar reik dėtis daiktus. Nesidėsiu, kokia tu savanaudė. Iškart žinai, kad aš noriu, aš gal net nenoriu važiuoti. Tik jeigu tu užsimana, tai iškart viskas nuspręsta, važiuojam. Viskas. Dabar aš tam niekur nevažiuosiu. Ačiū Dievui, jeigu tu kaip mane pagazinam, bet tas dar tai geriau. Ak taip. Aš nebeturiu sesės. Va taip. Ir liksiu čia. Niekur tu neliksi. Eini dėtis daiktų. Ne.
Nu ir gerai, man tavęs taip pat nereikia. Buvai kiek per žiauri. Tikrai. O kas jums darbo? Ji mano sesė, ne jūsų. Oi, reikia pailsėti prieš kelionę. Nesmagiai čia išėjo. Na tikrai. Gal reikėtų kažkaip jas pralinksminti, kad jos neišvažiuotų? Aš tikrai nenoriu, kad jos išvažiuotų. Žinau. Na? Atneškim Claudine. Pusryčius į lovą? Taip. Kaip faina, aš irgi apie tą galvoju. Dar galėt, o ką žin, ką su Haulin? Pagrot gitarą jai, bet mes tik nemokam grotą, ne? Ne. Gal jinai pati jos atsiprašys. Na jo. Manai, kaip tu manai? Manau, kad taip. O gal galėtum paaiškinti, kas atsitiko ir kodėl mes galėjom šalia vienas kito? Gerai. Tavo sesuo Claudine mus pričiupo. Mes vakar prisigėrėm ir ji pamatė šiandien ryte. What? Mes permiegojom? Taip. O tu dieve. Žiauru. Aš nežinau, dabar Claudine tikrai nešus jaučia nevarys namo. Kai jam žinai. Tai tu irgi pyksti? Aš man atrodo, kad irgi važiuosiu namo. Kur? Tik čia tau namai? Į savo tikruosius namus pas Pas tėvus? O, na gerai. Einu aš truputį. Pažiūrėsiu, kaip laikos Claudine. Jeto. Čia baisiausias dalykas pasaulyje. Jo. Tai va. Oi, ką dabar darysim, jeigu... Na, aš manau, mūsų planas suveiks. Kokius keksiukus darysim? Su jautiena ar su kiauliena? Ir su tuo, ir su tuo. Ir su tuo? Ai, tai vieni tokie, kiti kitokie. Sveikos. Labas. Kaip jums čia sekas? Gerai. Kažką praleidau, visos sienos raudo. Ne, nieko nepraleidai. Tikrai? Anksčiau ir vėliau vis tiek sužinosiu. Nu gerai. Gigi su Claudu permiegojo ir pamatė Claudine, nes, na, jie pradėjo Gigi atsipti, tai Claudine pamatė juos kartu su įsivaizduoji. Ir toliau tylėk. Pasakysiu. Ne. Taip. Juk vis tiek sužinoti jau dar skaudžiau bus vėliau. Gerai? Pasakykit, aš labai noriu sužinoti viską. Ir išvažiuos iš čia. Ne. O dieve. Matai, ką tu padarai? Aš tiesiog pasakiau tiesą. Na gerai. Einam, daryt keksiukų. O, labas. Su vaikutė. Aišku, gerai, kad grįžai. Ups, paliko atidaryti duris. Labas. Ko čia viena sėdi? Nesakysiu. O gal žinai, kodėl Claudine ruošiasi išvažiuoti? Girdėjau iš Valpių, kad jinai ruošiasi, tikrai nuliūščiau išvažiuotų. Gal žinai, kodėl? Nežinau, ir tikrai nesakysiu. Tai kaip gali nežinoti ir nesakyti? Nesakysiu, kas nutiko dėl manęs. Aišku. Na gerai. Tai aš jau eisiu. Palauk. Kas? Jaučiuosi liūdna, kad taip pasakysiu, bet išvažiuoja, kad aš permiegojau su Claudu. Tu permiegojai su Claudu? Taip.